Štai kokių keistų dalykų yra Lietuvoje. Prieš Kalėdas pasirodė viename laikraštyje žinios apie apklausą, kuri buvo padaryta tarp gyventojų, tarp mūsų visų. Ir žinot, mes vis girdėdavom ir mums vis aiškindavo, kad lietuviai yra patys nelaimingiausi visam pasaulyje, ir bent jau visoje Europoje. Nors jau uždirba vidutiniškai, ne mažiausiai, bet jaučiasi nelaimingiausi. Ir tą skaitė, ir tą mums kalbėjo per televizijas. Ir staiga ta apklausa parodė, kad žmonės mato pagerėjimą ir tikisi, kad kitais metais bus dar geriau. Suprantat, koks stebuklas? Nelaimingųjų tautoje kažkas pradėjo gerėti, nuotaikos geresnės. Ir ten paskaičiuota, šeimų pajamos buvo, žmonės pranešė, čia ne kokiems mokesčių inspektoriams, pranešė, kad tos šeimų pajamos didesnės negu pagal algas, reiškia, iš kažkur žmonės prasimano ir porą šimtų litų didesnės negu metais anksčiau ir su viltim žiūri į ateitį, na, o dovanų Kalėdoms ruošiasi pirkti ne taip jau daugiau, kiek galėtų pagal tas didesnės pajamas. Reiškia, linkę dar pataupyti, pasižiūrėti atsargiau, neišlaidauti, taip kaip kai kurie mūsų Europos broliai nusigyveno išlaidaudami visiškai be saiko, į savo šalis į bankrotus varydami. Štai Lietuvoje tokio sveiko proto pasirodė ir optimizmo. Suprantat, optimizmas, kaip tai keista, ar ne? Žinoma, neturi būti keista, nesgi tikime gyvenimu, bet tai jau buvo toks ženklas. Aišku, gyvenimas apskritai gerėja, palyginti su praėjusiais metais, nesninga dabar, nelyja. Aišku, kad išsirinkom geresnę vyriausybę, tai iš karto atsiliepia. Ir turbūt viskas eis gerin, kaip tikimės, galbūt nuvažiuosim kur nors, mums dovanėlių duos, jeigu gražiai nusišypsosim ir panašiai. Bet esame ištvėrę ir sunkesnių dalykų ir eisim pirmin.